Taigi sveiki gyvi. Sveteliai čia susirinkę, jauni ir seni, tiesūs ir šiek tiek palinkę. Visi nekantriai laukime šios gražios, jau tradicinė tapusios vasaros šventės. Tad noris trumpam šiandien pamiršti savo rūpesčius, vargus, nesibaigiančius darbus. Pasibūkime drauge, pabendraukime, linksmų dainų paklausykite, smagių šokių sutrypkite, išbandykite save savo jėgą sportinėse rungtyse, nes šiandien čia bus visko, pradedant kalbomis, baigiant fejerverkų griaudėjimu.
vokalinis ansamblis, kuris atliko porą dainų, gal ir teks, Laužo liepsna ir dueto 2 dainos, kurias girdėjote. Ir iš tikrųjų, kai aš dainuoju, šis vokalinis ansamblis, debesis prasisklaido ir saulė šviečia ir parodo, kad iš tikrųjų Krinčine jau prasidėjo šventė. Tik bereikia, kad susirinktų daugiau žiūrovų, nes saulė parodys jiems kelią į šį nuostabų parką. O šiame nuostabiame parke dar matau yra svečių atvykusių, tai šventas Antanas ir šventas Povilas. Vienas iš jų ateis ir tar žodį tikriausiai. Sveiki, bet kaip su tą triubelė elgtis, tai kažkaip nepratęs, aš gal Povilas pirmas pradės. Aš pažiūrėsiu, kaip jisai kalba. Nu jo, taip nesiruošus. Pirmiausia, tai gerą vakarą visiems. Žinot, važiavome su ponu Antanu nuo Via Baltikos ir toks didelis debesis. Bet jis taip gražiai slinko ir nuslinko. Tai ko gero, jūs paėmėt ir priprašėt, prikvietėt, tiesiog nuputėt savo gražiom dainom, savo buvimu. Kaip ten toliau? Mielas Antanai. Iš ties sveikinam Krinčiną su gražia vasaros švente. Vasara šiais metais nelabai lepina, per daug lietaus. Vakar kaip tik dviračių pravažiavau ratą per Krinčiną. Iš ties jau yra daug sugulusių žemkenčių. Bus sunku žemdirbėms, todėl atrodo, kitą savaitę jau prasidės tikra vasara, prognozuojama, kad nebus lietaus, na, o šiandien, atrodo, tos gražios moteris išties lietų išvaikė, todėl sveikinu dar kartą su gražia vasara, linksminkintis šitokiam gražiam parke, atgimusiam parke, atgimstančiam Krinčine. Yra laikas švęsti, yra laikas liūdėti. Šiandien Krinčinui laikas švęsti. Linksmos jums šventės, gerai pasibūti, padraugauti, pabendrauti vienu su kitu. O Povilas pabaigs, ką norėjau sakyti. Aha. Taigi gyvenimas tęsiasi ir tiesiog noris palinkėti, kad šitą vasarą gamta neiškrėsti jokių išdaigų, kad vėjai ir viesulai volo nepravažiuot pro jūsų laukus, kad užaugintumėt gerą derlių. Šiandien, žinoma, geros šventės, o šiaip tai geros vasaros ir gero derliaus visiems. Ačiū. Iš tikrųjų, kai ateina du žmonės šventieji ir šventa žemės, ir man atrodo, seniūns neveltui mišs užpirka šiandien toks gražus, kaip sakant, klebons, da tikriausiai mišs laiką, da ją nėra čionai. Tai ačiū mūsų svečiam už žodį pasakyti. Dainuot pasiruošė, tai viskas tvarkoja, gerai. Seniūną trūks, tai sakė, seniūns ateis prisijungs ir bus viskas tvarkoja. Tai bus iš tikrųjų mišrus vokalinis ansamblis. Noriu tau priminti paskutinį žingsnį ir šaltį akyse, ir nuostabą veidę, ir meilę nuskandintą. Akimirka sustojo ir muzika negrojo, išėjai vos prataręs sudie po eilinės bemiegės nakties. Noriu atiduoti žiedą dovanotą, netikrais jausmais, žodžiais ištartais, niekad neišduota. Akimirka sustojo, kai suklupai po kojom, o pakilęs tariai pasilikim draugais ir tada išėjai. Ir tuomet diena sudemo, ir tuomet nuvyto gėlės, ir tuomet pajuodo saulė, neatlaikiusi angos. Jeigu girdis, tai vadinasi, reikia šnekėti. Kad jūs žinotumėt, kaip aš nemėgstu vyrų vairuojančių mašinas. Iš tolo pamačius atvažiuojančią mašiną, atpažįstu, kad ją vairuoja vyras.
Ir tiesiog iš tolo traukės, aš nuo jo saugaus, kaip galėdama. Viskas pakabintas, košės bus privirta ir bus sočiai pavalgę. Taigi norėčiau truputį painformuoti, kad šventė vyksta ne tik tai čia, koncertas, aišku, čia estradoje klausotės, bet po to neužmirškime praeiti, pasižiūrėti, kas vyksta prekyvietėse, ką galima įsigyti, ką galima nusipirkti, yra loterija ir taip pat galite ruošti sportinėmis varžybomis, tai yra bus virvės traukimas, giros kilnojimas, rankų lenkimas ir taip toliau. Ir kas norite padangą ridenti, sakė, užeiti žalią palapinę ir užsiregistruoti. Bus ramu, tu nieko nesakyk, tik būk šalia, šalia. Aš noriu vėl tave ras, tavo akis. Aš noriu vėl šalia tavęs miegoti ir rytą pasitikti su tavimi. Virš mūsų dangus giedras ir ramus, ten mūsų namai, meilės laimės namai. Aš noriu nueiti visus kelius kartu su tavimi. Tu nieko nesakyk, tai būk šalia, šalia. Aš noriu vėl tave mylėti, noriu. Aš noriu vėl šalia tavęs miegoti ir rytą pasitikti su tavimi. Taigi dėkojam Vilytai už vieną dainą. Buvo pabandymas, sakė, paskui padainuos dar daugiau. O dabar dar truputį reklamos. Interneto svetainė skirta žemės ūkiui Pasvalio dirva LT. Tai yra pasvalietiškos naujienos, anonsai, renginiai, straipsniai, skaitiniai, naudingos nuorodos, kas yra kas Pasvalyje, žmonės, įdomybės, valgių receptai, anekdotai, formas, nuotraukų galerija ir dar daugiau. Sveikinimai jums su jūsų nuostabia švente. Ir aš tikiuosi, kad šoksite, judėsite, linguosite, kad nesušaltumėm šį tokį, sakyčiau, lietingą vakarą. Užsiėmė tavo draugai, hei, drauguži, puiki diena, jeigu kaip negasnanti diena, nenumaldomai įsisėja, klausyk į čia. Įmelus ratolį, plasnoja paukščiai vėliau. Ilgėsi paspėja, sklando tylė, krykštauja kažkodėl. Gal mano meilę, gal mano laimę išneša jie ant sparnų. Nereikia nesakyti, kad vasara praėjo, tik paklausyti čia. Nors senėtų žvarbo šilas, ir dievas vėl nužydėjo, o
įvyščia karčia. O, nereikia nesakyk, kad jį tik prisiminimas, kada pakrantė tuščia. Kaip negesa diena, nenumaldomai nesisėja, klausykit čia. Kad jį tik prisiminimas, kada pakrantė tuščia. Kaip negesa diena, nenumaldomai nesisėja, klausykit čia. Taigi iš tikrųjų vasara čia. Tegul ir lietinga, bet ji čia. Na kągi, truputėlį po tokios, sakyčiau, vasariškos melodijos. Tegul nuskamba toks truputėlį kūrinėlis, kuriame galima šiek tiek pajudinti savo kūnus. Ir tie, kurie stovit, galite truputėlį pasikraipyti. Ir tie, kurie sėdite, taip pat aš manau, kad nes per ilgai rimtai sėdėti nevalia. Taigi važiuojam. Karalienė vadinasi kūrinys. Hey! Pajudam, pajudam! Belskas lėti mano pleže, vėl užlieja jūros banga, kasdienybės diena nuobodžia, apsvaigina mėly staiga, sutviskėjo saulė plaukai, šviečia akis jūros smėliu, valandėlė visai neilgai, bet savimi aš čia būti galiu. Aš karalienė pakos skamba daina, aš karalienė mano smėlio pilis, aš karalienė štems mano ranka, kaip kvykės spindulys. Visa UAB. UAB įmonės tai yra ST biuro sistemos, agrodileris, Gražvyda, Ustukių malūnas, Sožiaus rytas, agrodileris, Skandagra. Labai įdomus pavadinimai. Taip pat asmenys, kurie parėmė šią šventę. Grabauskas Antanas, Užkuras Stasys, Slavinskas Stasys, Remeika Irmantas, Rinkūnas Petras, Šinkūnas Vladas, Baniulis Laimis, Grinevičius Vytautas, Baniulis Virgis, Kripaitis Algis, Maračinskas Algis, Užkuras Teodoras, ilgas sąrašas, Kazimieras Kairys, Mikalajūnas Kestutis, Karanauskas Edvardas, Šenauskas Vladas, Rinkūnas Jonas, Kripaitis Rolandas, Zigmantas Alfredas, Subačius Petras, Šidlauskas Vytautas, Vilitas Survilaitė ir Žygintas Simpsonas, bei Krinčino seniūnija, Pasvalio kredito unija, Krinčino krašto bendruomenė. Aplodismentai jiems visiems. Kad iš tikrųjų čia šitam nuostabiam parke vyksta ši nuostabi graži šventė. O šventė yra ta nuostabi, kad jinai išvaikė visus debesius čia buvusius ir pakibusius virš mūsų galvų. Na, dabar dar noriu pagarsinti visus tuos, kurie domisi šiek tiek sportu ir prijaučia jam. Tai ten prie žaliosios palapinės prašom registruotis. Virvės, tai yra rankų lenkimo. Kas nori rankas lenkti, girai kilnoti, virvei traukti, padangą ridenti. Ir alaus gyrimo varžybos bus kas įdomiausia. Na ir dabar neužilgo, kiek žinau, kažkur neužilgo čia sukiojasi Krinčino parapijoje baikeriai. Jie toliau sudrebins šią šventę, taigi paprašysim truputį tėvelius pasaugoti savo vaikus, nes motociklai yra dviračiai, kaip sakant. Kažkas ne tai, ką brangiausia turiu, tai tik tu, tik tai. Į akis tau žiūriu tu kažkur toli, mintimis tu klajoji ateitį.
aišku, išėjo kolona baikerių, kurie savo kojamais truputį pažadins į parką. Pasveikino ir sakė, gerai, kad atvažiavot iš Rimkočės ir duosim jums Rimkočės pavalgyti, nes vyrai iš po kelionės tikriausiai. Palingvodami gerai visiems. Saulės spindyčia galva kelia, dvelkia vėjas neramus, vyri tolimai kelia, šiandien jis spinduoja mus, kur kelionė ten daina, ten jaunystė šypsena, o kurį gerų draugų bus visiems labai smagu. Tyrys nauja egminėlių žalio ežero pakrašty ir vilioja mus prikėlęs giedras nerimas širdį. Ir visi, debesėlį, kur tu mus vedi, gal tu ilgesi, gal naktą, gal dainas žadi. Tu palauki, neskubėk į rytolį, mus palikęs kietabis, žalias egminėlis ir vanduo gaivus. Dar tu kviečia, kur tu laužia, pailsėti mus, lyg vėlumos mūsų dainos skambės, o rytoj kelionę jos ir vėl palydės. O dabar visi paplak. Aš kviesiu tave, kai nerimsta aistra. Atsiliek man kaip aidas, o gal kaip audra. Tu ateini ir atiduodi viską, ką turi. Sudavė man pasaulyje tiek spalvų. Tu kalbi apie meilę ir aš tiek tikiu.
pasikviesti draugą. Verksi tu, tau minusą dedu, kas moka būtinai kartu su mumis. Tu atrodai lyg saldainis, to kurio nevalgau aš. Išdidi kaip visureigis. Bet man tas pats, verksi tu, tau minusą dedu, verksi tu, Aš jau nesupratau, verksi tu, tau minusą dedu. Pasaulis nuostabus, tu pažiūrėk, tai tik rangus, tu paklausyk, tai apie mus ir juk taip gera būt kartu, būrį senų gerų draugų. Palikuojame visi. Paplojam šokėjams! Dabar įteikti prizus rankų lenkimo varžybų nugalėtojams. Tai kviečiam organizatorių ir seniūną. Ir kiek supratau, yra 3 vietos laimėtojas, taip? Taigi, mėly krinčiniečiai, sveikinu sporto mokyklos vardu, sveikinu jūs už šią nuostabę šventę. Norėčiau jums palinkėti visiems tokios geros nuotaikos visus metus ir kad šviestų saulė, būtų toks oras. Taigi, ir išrinkom stipriausią Krinčino šios šventės vyrą. 3 vietą rankų lenkimo rungtyje iškovojo Arvydas Kivėnas. Antrąją vietą iškovojo Virginijus Tvaronas. Virginijus Tvaronas, kur jūsų plojimai? Čia daug nelaisvės. Ir stipriausias šios šventės vyras Mindaugas Balčiūnas. Ir tuo pačiu kviečiame jūs rytoj 11 valandą palaikyti Krinčino seniūnijos vyrės traukimo komandos, kuri atstovaus rajono seniūnijos sporto žaidynių, virvės traukimo varžybose ir svarsčių kilnojimo varžybose. Pradžia 11 valandą. Tai girdėjot, mėly krinčiniečiai, rytoj 11 valandą čia visi renkamės, šventė tęsiasi ir bus virvės traukimo rungtys ir gyros kilnojimo rungtynės tarp seniūnijų. Na, toliau į sceną kviečiam jaunosius atlikėjus, kurie toliau savo balsais džiugins mus šį vakarą. Ir noriu pasakyti, kad neužilgo, liktai 23:00, kiek man informavo, bus fejerverkai. Čia yra geriausi mūsų vakarai, važiuojam. Palieku netvarkytus namus ir išeinu vėlai. Paleistas nuo grandinės, dabar geriausi mūsų vakarai. Tenai, kur baigias horizontas, prasideda nauji keliai. Mes bėgam į kitą krantą.
apimties ir vėl ištrynęs, galėtų šitaip tęstis amžinai. Oh yeah, dabar geriausi mūsų vakarai. Labai dėkoju. Jūsų aplodismentai Žygintui ir Vilitai. Ir palinkėkime jiems toliau kūrybinės ir visokiojopos sėkmės. Kad ši šventė iš tikrųjų įvyko, jūsų aplodismentai visiems šventės rėmėjams. Tai yra parduotuviai Žirnis, parduotuviai Indritus, parduotuviai Štil, parduotuviai Vėsa, UAB, ST biuro sistemos, UAB Agrodileris, UAB Gražvida, UAB Ustukių Malūnas, UAB Sodžiaus Rytas, UAB Agrodileris, UAB Skandagra. Taip pat dėkojame Grabauskui Antanui, Užkurui Stasiui, Slavinskui Stasiui, Remeikai Irmantui, Rinkūnui Petrui, Šinkūnui Vladui, Baniuliui Laimiui, Grincevičiui Vytautui, Baniuliui Virgiui, Kripaičiui Algiui, Maračinskui Algiui, Užkurui Teodorui, Kazimierui Kairiui, Mikalajūnui Kestučiui, Karanauskui Edvardui, Šienauskui Vladui, Rinkūnui Jonui, Kripaičiui Rolandui, Zigmantui Alfredui, Subačiui Petrui, Šidlauskui Vytautui, Vilitai Survilaitai ir Žygintui Simonsonui, bei Krinčino seniūnijai, Pasvalio kredito unijai, Krinčino krašto bendruomenė. Jūsų aplodismentai šitiems rėmėjams ir kad ši šventė įvyko, tikrai didelis ačiū. Ir ačiū jums visiems, kad iš tikrųjų ateinat į šią šventę, būnat. Rodo tai, kai jūs nenorit sėdėti namuose, rodo tai, kai jūs norit judėti, rodo tai, kai jūs norit bendrauti, išeiti, vieni su kitais susitikti, pažiūrėti vieniem kitiem į akis, nusišypsoti ir džiaugtis šią vasarą, nors jinai yra dar nekokia, bet kaip sinoptikai sako, nuo sekmadienio viskas keičiasi į gerąją pusę ir vasara jau iš tikrųjų bus tikra vasara ir tikriausiai bus geras ne tik derlius, bet ir grybių derlius, nes drėgmės užtenka, dabar tik šilumos. Na, o šventė toliau tęsiasi, įsižiebė laužas, neužilgo dangų nušvies įvairias spalviai fejerverkai, na ir diskoteka.
Iš